Šiandien formuosime grindų paklotą, naudodami betono mišinį Mito C600. Išbetonuosime ypatingai atsparų trinčiai pagrindą. Mišinys Mito C600 yra skirtas grindų pakloto betonavimui, betoninių ir gelžbetoninių elementų gamybai ir remontui. Taip pat galima naudoti šildomų grindų įrengimui. Tinka tiek išorės, tiek vidaus darbams, rankiniam ir mašininiam naudojimui. Pakuotėje yra 40 kg betono sausojo mišinio. Betonuojant didelį plotą, būtina įrengti deformacinės siūles. Betono mišinį Mito C600 supylėme į vandenį, laikydamiesi nurodytų proporcijų ir maišome iki vientisos masės. Grindų paklotui paruoštas mišinys Mito C600 yra paskleidžiamas ne mažesniu 40 mm sluoksniu, sutankinamas ir išlyginamas. Jei reikia, užtrinamas. Darbai yra atliekami nuo +5 iki 25 laipsnių temperatūroje. Sunaudoti paruoštą mišinį patariama per 2 valandas. Betono mišinys yra sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse. Saugomas, kad neperdžiūtų ir nesudrėktų. Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Ir štai suformavome ypatingai atsparų trinčiai paviršių, naudodami betono mišinį Mito C600.